Atėjus šaltesniam metų periodui, lauke oras drėgnėja, o namuose atvirkščiai oras išsausėja. Mes žmonės tai jaučiame ant savo odos, sausėja gerklė, tačiau gyvūnai, esantis pas mus namuose, mums to parodyti negali. Dažnai mums atrodo, kad mūsų augintiniai geria užtektinai vandens, tačiau esant sausam orui jo reikėtų ypač daug. Siekiant, jog augintiniams vandens kiekis būtų pakankamas, tam rekomenduojame naudoti ne tik tai vandens bliūdelį, padėtą visą laiką šalia, bet ir šlapią maistą. Šlapiame maiste yra nuo 70 iki 80% vandens, todėl augintinis natūraliai jo daugiau pasisavins. Katės yra kilusios iš sausų regionų, todėl jos natūraliai geria mažiau vandens. Tačiau gamtoje, kitaip negu namuose, jos tą vandenį susirinkdavo iš grobio. Katėms vanduo yra reikalingas ar šlapias maistas reikalingas būtent, kad pagerinti inkstų ir šlapimo takų veiklą, kad nesusidarytų kristalai ir kad turėtų, žinoma, daugiau energijos. Šunys, atvirkščiai nei katės, jiems reikalingas vanduo po ilgesnių pasivaikščiojimų arba po aktyvacijų ar dresavimo namuose. Todėl augintiniui pateikite ne tik vandens dubenėlį, bet ir šlapio maisto. Minkštas, tai yra šlapias maistas, ypač svarbus yra senesniems augintiniams ir augintiniams, kurie turi jautresnius dantis. Taip jie galės mėgautis maistu be diskomforto. Taigi šlapias maistas yra puikus būdas ir gan paprastas būdas rūpintis augintinio sveikata.